Duriausia projekte norėjome tiesiogiai išgirsti sveikatos priežiūros specialistų realią patirtį naudojant veido kaukes kasdienėje klinikinėje praktikoje. Paprašėme jų apmąstyti, kaip šiandieninis kaukių naudojimas skiriasi nuo jų patirties 2020 m. pandemijos metu, kas pasikeitė, kas liko taip pat ir kaip tai jaučiama dabar. Jie taip pat pasidalijo kasdienio kaukių dėvėjimo privalumais ir iššūkiais bei apibūdino, kokios savybės jų manimų apibrėžtų idealią kaukę kasdieniam profesionaliam naudojimui. Galvojant apie dabartį, kokio tipo kaukę paprastai dėvite savo darbo vietoje? Savo kasdienėje praktikoje naudoju chirurginę kaukę, daugiausia tada, kai konsultacijos metu turiu tiesioginį kontaktą su pacientu. Taip pat ją naudoju, kai einu pas izoliuotą pacientą arba kai skyriuje atlieku tuberkuliozės atvejo kontaktų tyrimą. Tokiais atvejais naudoju ir FFP2 respiratorių. Šiuo metu naudoju chirurginę kaukę. Dirbu skyriuje, kuriame neturiu tiesioginio kontakto su pacientais, tačiau vis tiek turiu judėti po ligoninę. Todėl jau esu įpratęs, kad kiekvieną kartą, kai judu iš vienos vietos į kitą, pasiimu chirurginę kaukę ir ją užsidedu. Chirurginę kaukę dėviu, kai vedu vakcinacijos konsultaciją pacientams su nusilpusia imuninė sistema. O paprastai FFP2 respiratorių su vožtuvu naudoju tada, kai turiu įeiti į paciento palatą sergančio tuberkuliozės infekciją. Taip kaukes naudojame savo kasdienėme darbe. Kiek laiko ją dėvite? Kiek kaukių per dieną sunaudojate? Tikriausiai per dieną sunaudoju apie 3 kaukes. Kiekvieną kartą, kai atsistoju ir išeinu iš skyriaus, pasiimu naują. Tai priklauso, nes kai nueinu į skyrių per dieną priklausomai nuo dienos, tai gali trukti maždaug valandą arba daugiausia 2 valandas. Pandemijos metu, kokio tipo kaukę dažniausiai naudojate? Kokia buvo jūsų patirtis ją naudojant? Nuolatinis kaukės dėvėjimas iš tiesų buvo gana, sakykime, problemiškas. Atsirasdavo dusulio pojūtis, nes šios kaukės labai stipriai prisispausdavo prie veido ir dar labiau rasodavo akinius nei chirurginės kaukės. Tai buvo šiek tiek nepatogu kasdienėme darbe ir manau, kad dėl to bendravimas su pacientu buvo gana stipriai apsunkintas. Tai buvo nepatogiau. Atsirasdavo dusulio pojūtis ir spaudimo jausmas. Pandemijos metu tai buvo dar stipriau, taip pat dėl ilgesnio dėvėjimo laiko. Kalbant apie FFP2 respiratorius. Pandemijos metu didžiausias nepatogumas buvo drėgmės kondensacija ant veido, kai jį reikia dėvėti ilgą laiką. Ypač tai pasireiškė su modeliais be vožtuvo, kurie tuo metu buvo naudojami dažniausiai. Man asmeniškai jie gana stipriai dirgino odą. Taip pat atsirasdavo diskomfortas ausų ar galvos srityje, priklausomai nuo kaukės tvirtinimo mechanizmo. Kartais dėvėdavome FFP2 respiratorių, ant jo chirurginę kaukę ir dar viršuje veido skydelį. Tuomet atsirasdavo ausų skausmas, odos jautrumas, dusulio pojūtis ir prastas matomumas, nes viskas rasodavo. Tai buvo gana nepatogu, tačiau saugumas buvo svarbiausia, nors vis dėlto tai buvo gana nemalonu. Jei turėtumėte sukurti daugkartinio naudojimo kaukę, kokias savybės ar elementus laikytumėte būtinais, kad ją būtų galima kasdien dėvėti darbe? Pirmojo naudojimo metu sveikatos priežiūros specialistams būtų galima pridėti tam tikrą indikatorių, kuris parodytų arba suteiktų pasitikėjimo, kad kaukė buvo tinkamai perdirbta. Taip pat manau, kad specialistams reikėtų daug paaiškinimų ir mokymų, kad būtų aišku, kaip visą tai naudoti. Pradžioje visada atsiranda pasipriešinimas, kyla abejonių, o diskusijose dažnai pasirodo ir nemokslinių argumentų. Man būtų įdomu, jei kaukės turėtų kokį nors indikatorių. Pavyzdžiui, cheminį filtrą, su spalvos pasikeitimu ar kitą panašų sprendimą, kuris parodytų, kada kaukę reikia pakeisti. Kai susikaupia drėgmė, kai ant jos patenka lašelių ar dėl kitų priežasčių. Manau, kad būtų tikrai naudinga, jei būtų kaip nors pažymėta, kada kaukę reikia pakeisti. Ir jei kaukės būtų pagamintos iš audinio ar medžiagos, leidžiančios odai kvėpuoti, bet kartu užtikrinančios nepralaidumą. Tai padėtų sumažinti diskomfortą veido srityje, kuris, mano manymu, yra vienas labiausiai varginančių dalykų.